Labadiena, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi tinklalaidė, kuri yra skirta apžvelgti Lietuvos krepšinio aktualijas. Ir šiandien keliamės į Šiaurės Lietuvą, šią žiemišką žiemą keliamės į Šiaurės Lietuvą ir pakalbėsime apie šio krašto krepšinį ir tai padarysime su Alvydu Puzeliu. Sveiki, Alvydai. Sveiki. Na, Alvydas yra asmenybė, kuris rūpinasi savo miesto krepšiniu ir tai yra miestas Kupiškis. Tai Alvydas yra ne tik treneris Nostra RKL čempionate, jis yra ir moksleivių treneris, per brūkšnelį galima sakyti, kad ne tik treneris, bet ir vadybininkas. Tai Alvydai, kaip sekasi viską derinti? Kaip minėjote, tikrai maža miestelėje, tikrai mano pareigos neapsiriboja vien tik tai trenerių, moksleivių ar RKL regionų lygos A divizionė, kur startuoja komanda, bet ir kita veikla, kuri taip pat susijusi su komanda ir tokių darbų yra, kurie tikrai tampi vadybininkų, tampi ir komandos vadovų, tampi ir rėmėjų ieškai. Vienu darbu tuo apibrėžti negalima, kad ateinu be 10-2 ir vadovauju varžybomis. Darbų yra pilna. Ar daugiau džiaugsmo ar vargo? Kaip sako mano kolegos, tai tavo čia gyvenimo būdas yra. Tikrai aš džiaugiuosi, kad man gyvenime teko patirti ir patiriu. Kaip sakau, krepšinis toks dalykas yra. Mes verkiame, kai pralaimime ir džiaugiamės, kai laimime. Tai toks dalykas yra, kuris apibrėžti negalima, kad vien tik tai džiaugsmai yra, bet ir kartais būna darbų, tai yra tokių duobių, kur tenka ir tikrai paliūdėti ir pasakyti, kam gal užtenka, gal jau, nes aš Kupiškyje krepšinėje nuo 1988 metų. Vyr treneris ir buvau prezidentas klubo, aš kalbu čia apie vyrus. O nuo 1998 metų jau sporto mokyklos krepšinio treneris. Čia noriu padėkoti dar amžinatilsį Raimondui Sargūnui, kuris praminė kelią, nes buvę merai į krepšinį kažkaip žiūrėjo atsainiai. Ir su Raimondo Sargūno pagalba jį patį priėmė į sporto mokyklą ir mane priėmė tada sporto mokyklą. Tai jauna ta krepšinio mokykla Kupiškėje, jauna yra, su vyrais nuo 98 metų, pats Kupiškėnas, grįžau į Kupiškį ir subūrėm komandą ir dalyvavom įvairiose lygose, kol daėjom iki regionų A lygos. Taip, pakalbėsime būtinai apie jūsų visą kelią, ir galime pradėti nuo aktualijų. Tai šiuo metu, kai kalbamės sausio viduryje, tai jūsų klubas po 18 rungtynių turi 8 pergalės ir tarp 17 A divizionų komandų yra 10 vietoje. Kaip vertinate tai? Labai sudėtinga vertinti, labai sunki pradžia yra. Buvo šįmet, kodėl sunki pradžia? Nes aplamai visas sezonas šįmet labai yra įdomus yra. Pradžioje buvo serija 6-1. Tokia duobė buvo, teko pakeisti 4 žaidėjus. Ir dabar manau, kad mes po naujų metų tokių duobių nebeturėsime. Mes tikimės ir tikrai jau matosi, kad komanda jau ir subalansuota yra. Dar truputį reikia tarpusavio supratimo, tarpusavio sužaidimo, kuris, manau, po mėnesio tikrai mes tikime papulti atkrintamas ir rodyti
žaidimą, kad Kupiškiui nebūtų gėda. Šis miestas daug metų žaidė B divizione, na, o dabar tikrai yra rimtas varžovas visiems A divizione. Tai klausimas jums, nors šiek tiek ir atsakėte, kokie šio sezono tikslai ir galbūt artėjančių 3 metų tikslai, galbūt norite ne tik patekti į atkrintamąsias, bet ir pakovoti dėl dar daugiau dalykų? Kiekvieną metą mes keliame maksimalius tikslus. Tie tikslai surišti su pačiu Kupiškio miestu, su pačia Kupiškio bendruomenė. Ir aš noriu pasidžiaugti, tikrai, žinokit, jūs pasidomėkite, kiek pas mus komandoje žaidžia kupiškėnų. Labai įdomu. Pernai turėjom 9 kupiškėnus. Wow. 3 žmonės turėjom, vaikinus turėjom, kur trūksta pozicijų, tai užpildėm. Šįmet turime 7 kupiškėnus ir aš tiesiog didžiuojasi, kad daug tokių rajono centrų, miestelių, didesnių miestelių neturi tiek savų žaidėjų. Čia tikrai ir iš to pasekoje mūsų bendruomenė gana stipri yra, balkonai visuomet pilni balkonai ir mes tikrai ir atidarimą, ir uždarimą, ir žiemos šventės, mes darom tokios stojimus kartu su bendruomenė, būna 50. Vienas pavyzdys buvo, mes darėme Šimonių gyrėje, žiemą, buvo temperatūra minusinė, labai smagiai viską buvo, visi taip pasikrovė žaidėjai geros energijos, tikrai ta bendruomenė, kad mes jiems reikalingi ir mums jie reikalingi. Tai tai toksai bendras tikslas, kad Kupiškyje krepšinis gyvuotų. Ir manau, kad kaip tokiam mažam rajono centrui mes turim daug neigiamų dalykų. Mes labai toli nuo didžiųjų tų centrų. Labai paprasta arti Kauno Vilniaus ar Klaipėdos Šiaulių burt komandą. Mes 150 km, tai ir atstumas yra, ir pasideda problemas, dėl žaidėjų, žinote, bet viską suderiname. Ir manau, kad Kupiškyje turi būti krepšinis, tikrai yra, žmonės jį mėgsta, mielai lankosi varžybose, dabar kaip prieiga yra prie interneto, tai žinokite, tiklalapį varžybos rodo, viskas yra ir pažiūrėjau tas peržiūras, tai atrodo, kad jie būtų su manim salėje ar prie ekrano. Tai džiugu yra, kad jis stebi gyvai ir stebi per kompiuterį. Na ir kur yra jūsų sėkmės paslaptis, kad iš tikrųjų atrodo ir geografiškai nėra pati geriausia vieta, kaip sakėte, tačiau irgi čia požiūrio klausimas. Kaip 6000 gyventojų miestelyje sugebėjote sukurti sėkmingai funkcionuojantį klubą? Čia yra daug metų įdirbis. Yra. Pas mane žaidžia, kur buvo prieš 30 metų tėvai, dabar komanda kaip Alekna. Pas mane tėvelis žaidė, o dabar sūnus žaidžia. Toksai ir, tas įdirbis, gal manau, kad ir sporto mokykla dirbo teisinga linkme, nes tikrai, patikėkit manim, išugdyti vaiką, aš nekalbu apie regionų krepšinio B, ten truputį lygis biškį yra žemesnis, A diviziono lygį išugdyti žaidėją, pilnavertį, funkcionuojantį, gana sudėtinga, nes
nes negalima aukoti sezono kad po to jį gali iškristi, po to sunku ateiti, mes jeigu krentam, pakilom į A divizioną, iškritom, po to man teko biški metus pasitraukti iš to, po to pasitraukiau ir Kupiškyje krepšinio neliko, tada vėl su bendraminčiais susėdom, reikia krepšinio, per porą metų laimėjom B divizioną ir atėjom į A divizioną. Taip, ir labai tikrai faktas įspūdingas, kad jūsų komandoje daug vietinių žaidėjų. Tai gal galite praplėsti šią mintį, pakalbėti ir apie jaunimo ir vaikų krepšinį, iš kur tie vaikai pas jūs ateina? Mes šiuo metu dirbame dviese sporto mokykloje su kolega. Čia ir mano auklėtinių žaidžia, ir mano kolegos auklėtiniai to komandoje žaidžia. Manyčiau, kad tokia buvo 2003 metų karta, tokie kaip pasakyti, gabesni vaikai ir teisinga jam linkme. Mes juos truputį apžaidėm B divizione, kas labai svarbu yra, turėjom galimybę apžaisti. Mes tada kalbėjom su kolega, pakentėkime, gal tų laimėjimų mažiau bus, bet per porą metų mes tikrai iš ten laimėjom tą B divizioną su tais keliais berniukais, kurie buvo gabesni ir domeningi ir viskas gerai su jais. Ir dabar šiuo metu jie pas mus žaidžia, tikrai kiti klubai vilioja, viską tikrai jauni vyrai, aš kaip sakau jiem, čia ne Puzelio komanda, čia yra komanda Kupiškio. Jūs atstovaujat Kupiškį. Tai čia yra, jeigu tu esi kupiškėnas, tai turi savo miestelį gerbti, mylėti ir atstovauti tau turbūt garbė, nes tave žiūri žiūrovai, tėvai žiūri, visi. To šaknis turi būti čia. Jeigu čia nėra, tai žinokit, tai po metų ir išeina jie. Svarbiausia buvo įdiegti, įdiegi vaikams visiems, kad jūs būsit Vilniuje, Kaune, prisiminkit, iš kur jūs kilę, kur jūsų šaknis yra. Čia yra svarbiausia. Iš ties norėjau paklausti, kiek žmonių, kiek žaidėjų pasilieka ir kiek išvyksta po to į Vilnių, Kauną ir Klaipėdą ir taip toliau. Kaip sakiau, labai sunku regiono krepšinio lygos A divizione išugdyti, jau tikrai ten reikia pergalių, reikia daug įsipareigojimų, prieš rėmėjus įsipareigojimų, prieš merą, tikrai noriu apie to pačio paminėti, kad Kupiškio verslas, pas mus verslų yra mažai, bet labai ačiū visiems verslams, kurie prisideda prie komandos gyvavimo, labai noriu, be savivaldos. Mums tokie miesteliai, manau, kad visiems būtų labai sunku yra. Faktiškai mums tai, kad tai būtų neįmanoma rungtyniauti A divizione. Tikrai noriu padėkoti gerbiamam merui Algirdui Aslanui, kuris yra jo požiūris, kad krepšinis Kupiškyje turi būti. Tikrai jisai padeda visomis įmanomis, kiek leistinos yra galimybės. Tai mes labai dėkojame visiems verslams, kurie prisideda prie mūsų komandos gyvavimo. Taip, ir tie verslai ir miesto savivaldybė atlieka ne tik sportinę funkciją, bet ir socialinę funkciją. Ugdo jaunimą, vaikus, kurie žaidžia, sportuoja ir leidžia laisvalaikiais vaikai, o ne trainiojasi gatvėmis ar vartoja alkoholį, ar ne, čia turbūt irgi labai tai svarbu. Ta problema aktuali visur yra. Didžiojos miestuose gal dar aktualesnė.
Pas mus kas yra? Pas mus tai, kaip aš palyginu dabar, kokie vaikai buvo prieš 20, per 15 metų, kurie dabar vaikai yra. Tai be abejo, skirtumas yra visur. Ir, pavyzdžiui, kai tiesiogiai dirbi su vaikais, tai aš, pavyzdžiui, kaip mes su kolegomis palyginam, kokie dabar kartą auga, kokie mes buvom, tai labai skiriasi. Bet gal tai turi būti, nes pasiūla didžiulė. Mes turėjom ką? Sporto mokyklą, muzikos mokyklą, ten dailė, kas yra dabar technologijos. Viską atima technologijos. Tėvai kompą jungia vaikų namuose, saugus namuose būk. Aš kaip sakau, tėveliams savo, vaikas turi būti sveikas ir siekti žinių. Jis turi būti sportuoti, būtinai. Aš palyginu, aš jums pasakysiu, palyginu, aš kai augau ir dabar 12. Pas mane klasėje 2-3 gal nepadarydavo 10 pritraukimų. Dabar neklystu, padaro 2 iš klasės tik tai. Netikrai. Fizinės savybės yra neugdomos, tikrai, vaikai tikrai, kuo daugiau sporto, tuo daugiau, manau, kuo vaikas sveikesnis, tuo jam ir tos žinios geriau įsavina. Manau, palinkėčiau tėveliam, kad auginkime vaikus sveikus, sportiškus. Iš tikrųjų taip. Na, vyrų klubą pastatėte ant kojų, viskas gerai, važiuojant bėgių sėkmingai. Tai gal pas laikas imtis ir moterų klubo dabar? Oi, aš turėjau mergaitės. Aš vieną dieną sugalvojau, taip sakau, gal reikia į senatvę, pasiimti krepšinį mergaičių. Surinkau aš jas, ir galiu pasigirti tikrai. Ir dabar padirbau metus kelius, mes tapome su mergaitėmis B diviziono prizininkėmis ir Gabija Strolytė šių metų Europos čempionė. Visas praėjo rinktinės, nuo vaikų iki jaunimo, iki jaunių iki jaunimo praėjo rinktinės, dabar atstovauja Alytaus klubui, moterų A divizione, moterų lygoje. Tai iš tos grupelės viena krepšininkė. Tai manau, kad ir palinkėčiau treneriams tikrai daugiau nebijoti eiti į tą mergaičių krepšinį. Ten, su jomis yra gana įdomu ir sunku, pasakysiu. Ten reikia būti jau. Darbas skiriasi berniukų ir mergaičių. Tai, žinokit, tikrai nebijokite, žinokit, jeigu turite charizmos, reikia ten būti jau truputį kitaip. Manau, nėra taip baisu, kaip mano kolegos bijo, sako, su mergaitėm. Čia labai gera vieta paminėti ir žemiausius krepšininkus ir krepšininkės, kurie yra iš jūsų krašto, arba treneriai, arba šiaip žmonės, kurie yra iš pasaulio krepšinio. Per mano darbą Kupiškyje nuo 88 metų, kaip atsidarė Kupiškio sporto centre krepšinio skyrius. Kupiškyje tikrai man gal pavyko, nežinau. Kupiškyje 6 medaliai pasaulio Europos. Tikrai aš pažiūriu kolegas, kad tikrai turėjau grupelę berniukų 2000 metų, kur jie buvo Lietuvoje prizininkai, vaikai. Ir Domantas Vilys ir Tomas Balčiūnas
irgi atstovavo įvairaus amžiaus, nuo jaunučių iki jaunimo rinktinėmis. Jie iškovojo 5 medalius pasaulio Europos, Ivo Gabija 6. Tai manau, kad per tiek metų, iš mažo kaimelio tikrai, jo. Tikrai taip. Čia jau tokie jau ryškiausiai. Taip. Na, o kokia padėtis su sale, su sporto sale, kiek žinau, ten taip pat gali būti naujienų? Jo, naujienų yra ir naujienos džiugios yra, tikrai mes ir ta bendruomenė mūsų dabar laukiam ir mero įsakymas yra, kad Puzelė neiškristų iš tos lygos. Jo, meras tikrai dar kartą dėkoju jiems ir tikrai jau pavasarį manau, kad teigiami poslinkiai yra, kiek žinau. Pirmenybė yra sporto salėje, tokiam rimtam objektui Kupiškyje. Manau, kad pavasarį reikalai pajudės ir tiesiog fiziškai reikalai ir manau, kad duodėlė, kad per porą metų, maksimum 3 metai mes salę Kupiškyje turėsim. Ir kiek ten bus žiūrovų galima sutalpinti? Oi, ten didžiulis projektas, gal 400 vietų. Tai... O dabar kiek yra? Kaip? O kiek dabar yra? Mes dabar lošiame Lauryno Stokos Gucevičiaus gimnazijos sporto salėje. Dabar yra apie 150 visų. Tai tikrai reikia Stovintys žmonės, jie stovi 2 eilėm, tikrai problema didžiulė yra, kaip viskas paėjo į priekį, viskas paėjo su sporto salėm Lietuvoje, ta Kupiškis atsilieka, bet tikiuosi, kad mes prisivysim. Taip. Tikrai labai lauksime, nes miesteliui tikrai to reikia. Ir iš tikrųjų, jeigu prisimenant ir šį sezoną, ir ankstesnius sezonus, kai žaidžiate namuose, tai būtų penktadienis, šeštadienis turbūt dažniausiai, ar ne, tai koks tas jausmas yra miestelėje, turbūt tai yra kas kartą kaip šventė. Taip, turiu aš kelius senukus, kurie nevaldo technologijų, vaikai išvažiavę, dar truputį pajuda, apačioje jiems yra atsisėsti, jie su negalia yra, anksčiau jie sportavę tą sporto šaką, jie nori pažiūrėti gyvai, dar jie ten pažįsta tuos žaidėjų, tėvus pažinojo, žinau, tikrai, man jie gaunu skambučius, Alvydai, kada varžybos? Penktadienį, 7, gerai būsiu, viskas yra. Žmonės domisi, tikrai reikia, ypač jaunimui. Jaunimas žiūri, jie savaip žiūri į varžybas, jie žiūri kaip į renginį. Prieš kiekvienas RKL varžybas savo tas berniukus duodu jam užduotėlis stebėti gyvai ir analizuoti. Jiems dar sunkiai gaunasi, bet tokia mintis yra, kad stebėkite savo pozicijos žaidėją, ką jis daro, ką tu gali pasimti iš jo, ko negali pasimti, tokia bendra emocinė būsena žiūrėti, kaip jie tarpusavy bendrauja. Jie vis tiek jau su krepšinio išsilavinimu žaidėjai, o vaikai tik auga, kažką tai pasimti gero iš to dalyko. Tai tokia ugdomoji priemonė tikrai visų to reikia. O tą miestelį tai ypač reikia. Ir kiekvienas klubas turbūt turėtų atrasti ir žinoti, kokia jo yra vieta. Ar tai LKL, ar tai Nostra RKL, ar tai nacionalinė lyga. Nes pavyzdžiui, aš taip įsivaizduoju, galbūt klystu, jeigu ką, pataisykit mane, kad jūsų miestui turėti klubą Nostra RKL A divizionė yra pats tas. Aš taip pasakysiu taip, gal savikritiškai, kad mes čia per aukštai mes stovime tikrai. Ta lyga, ta RKL A divizionas per 3 metų tokį padarė šuolį į viršų. Čia tikrai fantastiškai, reikia dėkoti prezidentui, direktoriui, generaliniam rėmėjai, kurie tą veiklą išvystė, rėmėjam, kuriems tikrai ir mes klubai kaip lyga eina
lyga viešinasi transliacijos, ko nebuvo anksčiau, galėjom pasvajoti. Mes klubai turim temptis į viršų. Pažiūrėkit, kiek komandų su B divizionu, kūrėsi. Dabar suskūrė nauji klubai, stiprūs finansiškai, suskūrė B divizionę, kurie laukia laimėti tą B divizioną, ateiti į A divizioną. Konkurencija beprotiška ir tam B divizione komandų gerų yra. Konkurencija beprotiška, čia iškristi yra, būtų labai skaudu yra ir tikrai čia klubai tempėsi, finansai eina į viršų, žaidėjai, kas čia galėjo pasvajoti, kad matysim prieš 5 metų LKL žaidėjus? Nu ne. Nacionaliniai žaidėjai ateina, anksčiau būdavo, čia LKL atčinaisiu, dabar ir finansinė prasme jau pajėgūs klubai pasimti žaidėjus. Pažiūrėkit, jau net savų žaidėjų nebeužtenka tų pozicijų. Iš užsienio kiek klubai, ten Biržai, Joniškis, Akmenė, iš užsienio vežasi žmonės jau tikrai. Visom prasmėm ir finansiškai, ir visom ir vadyba klubų pakilusi tikrai labai džiugu. Klubai. Taip, labai smagu, kad išlaikote tą lietuvišką braižą ir lietuvišką branduolį. Turbūt tam ir yra sukurta tokia lyga kaip Nostra RKL. Gal galite trumpai prisiminti tuos metus, kai buvo laimėtas B divizionas, ką tai reiškia jums asmeniškai ir visam miestui, ir kas tai buvo per žaidėją ir taip toliau? Labai buvo smagu, tikrai suvažiavo su savo mašinom, buvo Prienuose, buvo ne viena, tai buvo Birštone. Jo, Birštone. Ir suvažiavo Kupiškėnus, meras davė 2 autobusus dar, ten kokie apie 250-300 žiūrovų. Ir mes tuo metu labai turėjau, sakyti, 2 metai žaidėm su tie patys žmonės. Mes turėjom 3 žmonės nevietinius turėjom, krepšininkus. Garba, tai labai buvo puikūs žmonės, asmenybės, tai Evaldas Rasenis buvo, Giedrius Giedra, Vaidotas Jatulevičius. Gera komanda. Jo. Rimti vyrai, rimti krepšininkai, matė LKL, matė nacionalinės lygos žaidėjai, tikrai jie prie mūsų pritapo jie, kaip mes tada buvom kaip vienas kūnas. Ir mes tikrai to pasekojame, tikrai be konkurencijos, tikrai visą galą buvom geresni, laimėjom tą B divizioną, čia buvo tikrai istorinis įvykis, tikrai yra. Net kad prisikelti labai sunku yra, kristi lengva yra, o prisikelti į viršų tai yra, reikalų yra. Kokia padėtis dabar Šiaurės Lietuvoje, kalbant bent jau apie Nostra RKL kontekstą? Esate jūs, yra Pakruojis, Radviliškis, Biržai, Joniškis. Kiek matote tarp šių miestų konkurencijos, o kiek partnerystės? Mes, žinokit, tikrai mes nekonkuruojame, žinokit, viens iš kitų žaidėjų nerimam. Kiekvieną beveik savaitę su Biržai, su Joniškiu pasišnekam, pasiguodžiam savo bėdus, džiaugsmus, viskas, tikrai visi stengiamės į savo daržą žiūrėti, bet tikrai tarp mūsų konkurencijos nėra. Aplink tų komandų dabar mūsų nėra. Tokių dar, gal bus Rokiškis su nauja sale, tikrai, gal bus, reikia jam palinkėti. Aš nemanau, kuo daugiau komandų Lietuvoje bus, tuo manau, kad toj bendruomenėje, toj miestelėje tikrai gyvenimas pagražės ir tikrai įgaus veiksmo, tikrai manau, kad kiekviena sporto šaka įneša kažką tai naujo į tą miestelio gyventojams. Taip, neatsiejama mūsų visų gyvenimo dalis yra krepšinis ir tuo labai džiaugiamės, kad jį turime visuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Prieš laidą kalbėjome, kad turbūt Šiaurės Lietuvos klubai yra daugiausiai ir pakeliaujantis po Lietuvą
klubui, nes tikrai reikia važiuoti į tolimus kraštus. Ar tai tiesa ir kiek tai vargina? Nu, mūsų Lietuvos miestelis, tai čia jau 250 tai jau labai toli yra. Bet mes, kaip sakyti, aš visą gyvenimą keliauju, tikrai keliauju ir aišku, norisi arčiau žaisti, bet jeigu tu žaidi tokia rimtoje lygoje, tai esi priverstas čia komandos įgūdžiai, čia jau negali būti, kad jeigu toli aš nežaisiu. Taip nėra. Mes susitaikė su tuo, žaidėjai žino, kur eina, žino, kaip mes visom galimybėm važiuojam per Kauną, pasiemam žaidėjus, važiuojam į Žemaitiją, kartais ir Žemaitijoje permiegam, kad laisti penktadienį, šeštadienį namuose. Tai va, ir visokių dalykų yra, bet tikrai nebaida mūsų tas kelionės yra, tikrai komandos yra puikios Žemaitijoje, tikrai smagu su joms varžytis, smagu yra tikrai ir manau, čia tos lygoje čia bėdos nėra. Ir mums miesteliai bėdos nėra. Ir dar, Alvydai, labai būtų įdomu sužinoti, manau, kad ir žiūrovams, kaip atrodo jūsų miesto klubo žaidėjų gyvenimas, nes jeigu kalbant apie aukščiausią lygį, tai mes esam pratę, kad žaidėjai gauna automobilius, butus ir taip toliau, ir premijas gauna. Kaip viskas atrodo pas jūs? Kaip sakyti, tikrai mes tie maži miesteliai, manau, mes čia ne vienas, tai viskas prasideda nuo entuzijazmo, bet su entuzijazmu toli nenuvažiuosi. Iš karto ateina reikalas su finansais. Po to žaidėjai irgi. Žaidėją surasti pagal tą komandą yra gana sunku yra. Charakterio bruožai, meistriškumas, viskas turi daugmaž atitikti. Mes mokam maistpinigius, mes tikrai. Aš kaip sakau, iš RKL A diviziono čia nepragyvensi. Čia yra neteini pinigų užsidirbti, bet jausti malonumą, tada bus viskas gerai. Jeigu tavo yra toks gyvenimo būdas ir tavo yra galimybė varžytis tokiam lygyje, tai kodėlgi ne. Už tai tie Vilniečiai, Kauniečiai ar kitų miestų žmonės važiuoja į tą mažą miestelį save pateikti. Pateikti kaip žaidėją, pateikti save. Ir po metų, po dviejų gal jie gali pakilti ir aukštesnį lygį. Tokiu atveju pilna buvo, turėjau aš Gytį Radzevičių. Vilniuje jis buvo nereikalingas Gytis. Pasiėmiau Radzevičių į Kupiškį, po metų nacionaliniai, prašau, dabar jau Baskonėje. Labai nuostabi sėkmės istorija. Ir viskas prasideda būtent nuo tokių miestelių ir nuo tokių komandų kaip jūsų. Tai klausimas paskutinis. Jūs esate nuo 88 metų krepšinėje. Ką galėtumėte išskirti iš prisiminimų, kas buvo tikrai wow, tokios akimirkos, į kurias grįžti norisi ir ar dar liko neįgyvendintų svajonių? Žinokit, kad aš kaip taip ramiai sėdžiu, pamastau apie viską, tai aš neturiu ko labai nusivilti. Kad man tai visą gyvenimą nebuvo lengva ir aš žinau, kad ir nebus lengva. Tai kažkaip į tą odą įaugęs dalykas. Ir mažos problemos, be abejo, tų problemų būna kiekvieną dieną, tų mažų problemyčių, bet jos tikrai tam bendram reikalui pakenkti negali. Manau, kad irgi, kad
žinau, ko komandai reikia to reikia, stiprinti vadybą, taip ir toliau. Čia yra, bet šie dalykai yra, kurie ateityje būtų įspręsti yra. Ir manau, kad mes tikrai dar Kupiškis parodės. Nuostabu, ačiū už pokalbį ir sėkmės ateityje. Prašau. Atsisveikiname su žiūrovais iki kitų pasimatymų.